Jiem ta mintis tiesiog atbaido, kad reikės išeikvoti dar daugiau energijos, nei kad šiuo metu jie turi, nes žmonės įprastai dažniausiai taip skuba, lekia, vos spėja viską ir dar kažkur tą sportą įterpti. Tai nereikia stebėtis, kad mes nesuderinam esminių kūno poreikių ir tuomet kūnas tiesiog subyra. Trūksta tokio išprusimo nuo mažų dienų, nors sakom, kad žino tas tikriausias judėjimo naudas, bet nežino iš tikrųjų, nes nieko mes nemokom, mes nei mokykloje mokom, nei universitetuose mes mokom. Ir žmonės būtent to nesupranta, kad šiais laikais nesportuot jau nebėra opcija. Paprastas dalykas, yra vienas iš mechanizmų. Norint tobulėti mėnesį vieną kartą, tavo raumuo turės skaudėti, nes jeigu tavo raumuo neskauda, tai tavo milijonai raumenių skaidulų ir nervų sako, tu nieko naujo neduodi. Tiesiog tu esi tam nepasiruošęs, arba dar blogiau, atėjo pavasaris, išsaugau kėdus, einu pabėgiot. Tai čia blogiausia, ką žmogus gali padaryti. Bėgiojimą reikia labai pasiruošti. Pats geriausias vaistas nuo infarkto ir nuo širdies nepakankamumo darbas su prakaito kas antrą, kas trečią dieną po 10-15 minučių. Ir tiesą pasakius, daugumai žmonių svorio papildomą kilnuoti net nereikia. Duokiam savo kūno svorio judesius atlikti, pritupimą, atspaudimą, įtupsą, pasilenkimą ir pasivaikščioti po kalną ir jau jo kūnas sustiprės daug kartų greičiau, negu atėjus į salę 2 kg hanteliuką pakilnuoti. Trupučiuką miego praleidi, nesuvaldai, trupučiuką persivalgai, trupučiuką darbe pastresavai, trupučiuką daugiau fizinių krūvių negu reikia, truputis daugiau pirties negu reikia, kaip pavyzdys, visko po trupučiuką blogo ir organizmas sako, stop. Žmonės patys tiesiog nori lengvo kelio ir tiesiog nori piliulės, kad neskaudėtų, o negalima būdą keisti. Labadiena, mano vardas Kęstutis, jūs žiūrite tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Šiandien kalbėsim apie dalyką, galiu pavadinti vaistą, nuo visų ligų. Nuo diabeto, nuo streso, nuo nemigos, nuo viršsvorio, nuo kraujospūdžio, nuo cholesterolio padidinto ir taip toliau. Ar žinot, koks tai vaistas? Vienas vaistas nuo visų ligų. Žinoma, kad yra fizinis aktyvumas. Ir šiandien apie fizinį aktyvumą man padės kalbėtis mūsų svečiai. Nuo profesoriaus pradėsiu. Profesorius Albertas Skurvydas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir Klaipėdos universiteto profesorius, knygų autorius, mokslinių tyrimų vadovas ir tyrėjas. Ir Nojus Berlinskas, sporto ir jėgos treneris, priklausomi nuo sporto, iniciatyvos ir prekinio ženklo autorius ir savininkas. Tai turim po vienu stogu, taip sakant, praktiką ir teoriją, tai pradėkim. Aš galvoju, kad visi žiūrovai žino, kad judėti yra sveika, reikia, kad tai yra bendrom žiniom naudinga. Nojau, tai kaip paties, kaip sporto trenerio patirtis sako, kodėl žmonės niekaip nepradeda? Mano suvokimu yra kelios priežastys. Tai pradėkime nuo to, kad žmonės per daug išeikvoja savo energijos, nes paprasčiausia per daug dirba, per daug perstengia, per daug apsiema įvairiais dalykais. Ir tuomet jie neturi pakankamai jėgų, kad pradėti, nes jiem ta pati mintis, kad reikės intensyviai sportuoti, nes žmonės turi tokį įsitikinimą, jeigu sportuoti nebent tik intensyviai, ir taip nebus rezultatų. Jiem ta mintis tiesiog atbaido, kad reikės išeikvoti dar daugiau energijos, nei kad šiuo metu jie turi, nes žmonės įprastai dažniausiai taip skuba, lekia, vos spėja viską ir dar kažkur tą sportą įterpti. Tai yra energija ir tai yra laikas, o trečias dalykas tai yra nežinojimas, kaip tai daryti ir bijojimas savo pakenkti. Labai žmonės nedrįsta pradėti, nes tiesiog bijo traumuoti ir nepasitikė savo jėgom. Ok, tai gal jie teoriškai ir nėra galintys pagrįsti, tačiau jie žino arba jaučia, kad jiems tiesiog trūksta resursų, energijos, ne? Išeikvojau kitur, ar man tai bus, kad aš atiduosiu paskutinį energijos resursą sportui, tai ar bus geriau ar blogiau? Galbūt jie nesąmoningai taip mąsto, bet jie sako, kad jiems trūksta motyvacijos. O mes motyvaciją vadinkim, kad tai tiesiog yra kūno balansas, tai yra energija, kai pakankamai kūnas įskiria dopamino, kai nervų sistema yra sureguliuota, kai mes per daug nestresuojam, kai mes normaliai miegam, bet kiek žmonių iš tikrųjų nepatiria per daug streso ir gerai miega ir gerai mitybą prižiūri. Tai tiesiog, kai mane jau kreipiasi tie žmonės, kad dažniausiai jau yra prispausti ateiti, kuriam jau skauda ir labai blogai būna, tai tiesiog jų paklausus, o kaip tau sekasi su streso balansu, o kaip su miego, su mityba, ir jie visi akis žemyn nuleidžia, sako, nesiseka, šitos sritis labai nesiseka. Tai nereikia stebėtis, kad mes nesuderinam
esminių kūno poreikių ir tuomet kūnas tiesiog subyra. Tai va, tokia ta situacija pas žmonės, tiesiog yra labai dažnai pervargę ir turi per daug visokiausių atsakomybių. Įsivaizduokim, tėvai turi vaikus, dar turi ir darbus, dar normaliai naktim nemiega, dar bando kažkaip laiko savo surasti, dar kažkokius pomėgius turėti, su draugais susitikti, tas dar sportuot. Net jeigu supranta visą tą naudą, labai praktiškai yra sunku pradėti. Girdžiu jau iš jūsų, kad iš tikrųjų žmonės ateina problemų spręsti, jau kai yra priversti. Ir turi kažkokį jausmą, kad kažkaip reikia su savim kovoti. Kaip sakėt, nerandu motyvacijos. Profesoriau, mes prieš laidą kalbėjomės apie tokią vieną knygą, Exercised, reiškia persisportavę šiuo atveju, taip išversiu, Danielio Liebermano. Ir jisai kelia labai tokią įdomią teoriją, kalbant apie motivaciją judėti, kad pasirodo galbūt evoliucija žmogaus ir neruošė sportuoti. Judėjimas, fizinis aktyvumas turėjo tikslą. Gal jūs iš savo patirčių, studijų, gal net jūsų knygose esat paminėjęs, kur yra demotyvacijos judėti arba motyvacijos stoka judėti. Kur priežastis? Jau čia naujos pasakoju keletą pagrindinių tokių. Aš savo tyrimuose tų psichologinių priežasčių nenagrinėjau, tų motyvacijos teorijų. Jų yra labai daug, labai patrauklių, ten yra visokie veiksniai labai aiškiai, bet aš dar pridėsiu nebent vieną, kad trūksta tokio išprusimo nuo mažų dienų, nors sakom, kad žino tas tikrausias judėjimo naudas, bet nežino iš tikrųjų, nes nieko mes nemokom, mes nei mokykloje mokom, nei universitetuose mes mokom, mes nepamokom. Ir tuo labiau yra milžiniška spraga, kad mūsų šaunieji medikai, šeimos gydytojai faktiškai neteikia jokios informacijos savo pacientams, kiek ir kodėl reikėtų judėti. Mes nepamokom profesionaliai. Mes dažnai, mūsų rekomendacijos yra tokios, kad judėk iki prakaito ir sveika. O dabar judėjimai, pasaulio mokslo elitas, medicinos, fiziologijos yra, kad fiziniai pratimai taikomi optimaliai, nei per daug, nei per mažai, individualizuotai, efektyviai kovoja prieš 40 ir daugiau lėtinių ligų. Milijonai yra tyrimų įrodyta, kaip efektyviai sumažina tikimybė tų lygų, tame tarp ir vėžio, diabeto ir kitų. Susirgimo tikimybė 30-50% yra, kad fizinis aktyvumas, jis prailgina gyvenimą, jis kaip pavyzdys apie 6-10 metų prailgina kokybišką gyvenimą dar ilgiau. Dabar dar pateiksiu ekonomistų, kur be galo yra daug tokių tyrimų puikius skaičius, yra, kad fiziškai pasyvus žmogus kainuoja išsivyščiusiai šaliai, tai tokiai kaip ir mes Lietuva esam, kainuoja kam gydymui, pravaikštis, darbo efektyvumas yra mažesnis, nuotaikos ir panašiai, apie 3000 eurų per metus. Tai pas mus Lietuvoje, statistikos iki galo ir tos nesugebam dar detaliai surinkti reikėtų, bet remiantis su visų pasaulio, apie 80%, 85% žmonių trūksta tų šiuolaikinių rekomendacijų gerų mokslų pagrįstų. 3 ten tokie pagrindiniai punktai. 80% žmonių, seniorų, moterų dar atskiros ten yra, dar labiau trūksta. Tai padauginkime 80% iš 3 milijonų, tai vidutiniškai bus skaičiai milžiniški. Ekonomiškai fizinis pasyvumas labai kenkia, sveikatai kenkia, nuotaikai kenkia, bet žmonės visiškai, nei politikai per daug rimtai kreipia dėmesį į tai, nes yra liktai tolimas dalykas, o dažniausiai visi nori, politikai dirba savo ciklais, kaip pavyzdys yra. Tai pirmas dalykas išprusimo nėra, normalaus išsilavinimo nėra, normalių įgūdžių nėra, nes žmonės juda tada, kada jie įtraukia į savo kasdieninį buitį, jie turi įgūdžių tapę, kaip dantis valytis, kaip praustis, kaip dar kažkokie ten yra veiklos. Įtraukti kasdieninį veiklą, jeigu netaps rutina, tai ta veikla taps vis laiką sunki.
veikla, turi tapti rutina. Tu tiesiog turi tam skirti laiko ir skirsi laiko, kiek aš puikiai žinau, žmonių skiria, kai jie supranta tas tikrasias naudas, tai ne dieną skirti keletą minučių, jeigu tu žinai, tai yra labai, tiesiog net vaikiškai yra kalbėti apie tai, kai žmogus yra išprusęs ir jį pripratinį, jis kuo puikiausiai tą taiko, bet kartoju, trūksta ugdymo, bet iš tikrųjų, kaip pavyzdys aš pasakysiu, aš, kai gavom nepriklausomybę, aš pirmą vadovėlį iš Amerikos atsisiunčiau, man padovanoja apie moksleivių fizinį ugdymą. Pirmą, aš norėjau tik susipažinti, kaip, pažiūrėjau, Amerikoje, kaip vaikai per kūno kultūros pamokas, ką daro, ir aš visą laiką norėjau, kad būtų patvirtinimas, kad ne vien jie daro, bet jie turi gauti ir žinių. Kodėl to reikia daryti, supratimas, kad būtų. Tai žiūrėkit, pirmokėliai, antrokėliai, trečiokėliai, aš prieš 35 metus matau, jie ten šokinėja per virvutę, o šalia yra parašyta, vaikučiai, jeigu jūs šokinėsit, tai per virvutę arba saugę, bėgiosit, judėsit, busit tiek ir tiek aktyvus, jūsų kraujyje sumažės blogo to cholesterolio, mažo tankio lipoproteino, o padidės didelio tankio lipoproteino, sumažės kūno masės indeksas ir vidinis nutukimas. Pirmokėliai, trečiokėliai, o įsivaizduokit, dabar keliauju per visą Lietuvą, aš nesutinku ne vieno vaiko, ne vieno moksleivio, kur žinotų tą, ką reikėtų žinoti. Profesoriau, stabdom, nes aš pamėsiu mintį. Iš jūsų išgirdau, kai kalbėjom apie motyvaciją, tokį dalyką, kad daugelis žmonių tą informaciją net kurią gauna ir žino, laiko, kad tai jo neliečia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jūsų rekomendacija yra įvesti į įprotį, kad ir nedidelius kažkokius pokyčius, žingsnius susijusius su fiziniu aktyvumu, bet kad tai taptų įprotis. Ir trečią dalyką girdžiu, kad aš ar kitas turėtume ir matytume prasmę to, ką darom. Noriu Nojaus klausti. Jeigu jau atsitiko toks stebuklas, atėjo žmogus niekada nesportavęs, tai kokie yra pirmi pokyčiai, kas pradeda vykti su to žmogum, su jo kūnu ir kaip atsitinka, kad vieni metą, kiti tęsia? Pirmiausia, tai papildysiu profesoriaus mintis, aš tiesiog klausiausi ir šipsojaus, nes toks jausmas, kad garsiai vardina tai, ką aš pastoviai kartoju ir turiu lygiai tą pačią nuomonę šiais klausimais ir noriu dar papildyti svarbų dalyką. Prieš kokį 100 metų su virš žmonės iš vis apie tokį dalyką kaip sportas net nežinojo, nei girdėjo, nei kažkam buvo poreikis. Toks dalykas kaip sporto klubai apskritai atsirado būtent prieš tą patį daugumą 100 metų. Tai Olimpinių žaidynių istorija neigia. Tai čia tiesiog yra būtent sportininkai, bet paprasti žmonės tai tiesiog žiedavo juos kaip kokius akrobatus, profesionalus, kur, tas mūsų neliečia. Nebuvo visuotinis dalykas. Taip. Ir dėl to iki pat šiol taip kažkaip yra, kad sportas tai tarsi hobis. Jeigu tau, pavyzdžiui, patinka, tai tu sportuok, bet tai nėra kaip būtinybė. Ir žmonės būtent to nesupranta, kad šiais laikais nesportuot jau nebėra opcija. Tas pats sėdimas darbas, apie ką čia visi kalba 1000 kartų, visi jau žino, tas tipinis ofisinis planktonas, kuris sėdi sulinkęs panašiai. Kokį krūvį stuburas gauna, kalbant apie laikyseną, ir kiek mes linkstam, kiek galvas yra į priekį, kiek kūnas kinta, būtent dėl to, kad mes nejudam. Stuburui apskritai ir sąnariam nėra jokių šansų ištemti viso gyvenimo ir nesusidėvėti. Tai žmonės to nežino, apie tai nieks needukuoja, pasikartosiu, paantrinsiu lygiai taip pat. Ir toks jausmas, kad požiūris susidaręs yra į sąnarius, į laikyseną, į stuburą, į sveikatingumą, kad tai yra tik tais problemos sprendimas, kuriuo mes rūpinamės, kai ta problema jau egzistuoja. Kaip pavyzdžiui, dantys jau vos nenori krysti, gerai, apsilankysiu pas odontologą. Bet mes nuo pat vaikystės esame mokomi valytis dantis, nes mums pasakė, kas bus, jeigu nesivalysi, kas bus, jeigu tu nesirūpinsi dantim. Ir mes dar darom profilaktiką. Mes einam net ir tuo atveju, jeigu, tarkim, mums nėra problemos, jo mes suprantam, kas bus, jeigu to nedarysim. Bet su stuburu kaip yra, būtent kai žmonės kreipiasi, jie kreipiasi tada, kai jie jau turi skausmus pavėluotai, nes jie kažkaip turėjo įsitikinimą, kad tas skausmas jiems ir praeis pro aplinkui, nepalies jų. Tai statistika tiesiog yra ta, kad net ir jaunam žmogui praktiškai visiems skauda stuburą arba sąnarius, anksčiau vėliau, tai yra absoliučiai neįmanoma išvengti šio klausimo, palyginus kaip mes gyvenam. Tai ta mintis tiesiog yra ta, kad įprotis taptų, ir aš visai sakau, kad turėtų būti įprotis stuburo mankšta, bent jau 5 minučių per dieną, ten kaklą išjudinti, krūtinę pakelt, visą stuburą išjudinti, nes mes esame ir sukreivėję, ir sulinkę panašiai. Kad tai taptų įprotis, mums pirmiausia reikia suvokti, kad tai privalo tapti įprotis, nes kitaip
mūsų laukia nusidėvėjimas to stuburo. Tai Bet kartais, atsiprašau, praktika įtikina. Tai mano klausimas, paantrinot profesorių, bet klausimas buvo, ką pajunta tie žmonės, kurie pradeda. Jo. Ką jie pajunta tokio, kas juos Pirmiausia, ką po žmonės to jaučia. labiau motyvuoja. Jo, pradėkime nuo to, kad ką žmonės jaučia, kurie nepradeda, ir tuomet mes žinosim, ką jie pajaučia, kai jie pradeda. Tai pirmiausia, žmonės jaučia suvaržymą. Labai dauguma žmonių jaučia įtampą būtent kakle, šitoj vietoj. Jo, kaip čia, kaip pavyzdys. Nes jie kuprojasi, galvas yra į priekį, pečiai jos tempia pirmin, tie raumenys pastoviai yra pertempti, tiesiog laiko pastoviai įtampa. Tai žmonėm maudžia tas vietas. Ta įtampa automatiškai persikelia galvą, maudžia galvą. Stanksteliai kaklo yra išlenkti štai šitaip, nepraeina deguonis pro kraujagyslės, jo ir trūksta deguonies ir aplamai. Visi raumenys jungiasi iki pat galvos, dėl to žmonėm įprastai skauda galvą. Tada žmonės jaučia pastovų maudimą juosmenį. Nes dėl suprastėjusios laikysenos, juosmuo pastojo laiko galvos svorį nuserta į priekį. Dubuo atsikiša atgal, pasisuka. Tai žmonės įprastai dažniausiai kenčia pastovų skausmą arba įtampą juosmenį, pečiuose, galvos skausmą, tokį suvaržymą. Tai kai žmonės pradeda teisingai mankštintis, jie tarsi pajaučia tokį palengvėjimą, sako, o wow, man neskauda galvos. Kaip supras, man neskauda juosmens, man neskauda sąnarių. Jie pajaučia tokį laisvumą sąnariuose, nes automatiškai atsiranda mobilumas. Ir žmonės būna įsitikinę, kad reikės daug metų mankštintis, kad čia kažką sutvarkytum. Ir dėl to taip pat dažnai nepradeda, nes mano, kad čia bus labai daug sunkaus darbo. Tai žmonės nustemba, kaip man per valandą kūną išmankštinus atjaunėt mažiausiai 4-5 metus iš paties kūno pajutimo ir judėjimo. Bent jau nusiskundimai tie sumažėja arba išnyksta, ar ne? Faktas. Pirmiausia. Taip. O tai pavardinot problemas, kurios, na, pagal biomechaniką kūno jau logiškai susijot įvairias sritis, bet statistiškai pas jūs, tarkim, dėl kokių problemų dažniausiai ateina? Priklauso nuo to, ką aš komunikuoju socialinėje erdvėje. Jeigu aš komunikuoju kaip padedu seniorams, kurie jau vos paeina ir ateina su išvaržom ir ten nusidėvėjimai sąnarių, tuomet kreipės žmonės, kurie atsiunčia savo tėvus, sako, mano mama nepaeina, mano močiutė ten jau guli lovoj. Tai patys ateina, bet tėvus atsiunčia. Dažniausiai jau atsiunčia, jo. O bet įprastai, tai jeigu tai yra jaunesni žmonės, kaip ir sakau, dauguma kreipiasi būtent jau, dauguma yra priversti imtis veiksmų, kai jam jau atsiranda išvaržos ir jau spaudžia nervus. Tai čia dažniausiai būna, kad jie tiesiog nebeturi žinių, ką daryti, bandė tą, bandė na, tipinė reabilitacija nepadėjo. Tada jau jie kreipiasi, kad okei, man reikia pagalbos. O protingesni, sąmoningesni žmonės, kurie masto į ateitį. Gerai, aš pastebiu, kad mano laikysena suprastėjusi. Manau, kad čia taip neturėtų būti. Tai noriu pagerinti laikyseną. Arba, tarkim, žmonės pastebi, kad okei, porą metų truputėlį apleidau save, nes buvau daugiau sukėlęs fokuso į darbus, į šeimą. Reikia sugrąžinti savo kūną į tonusą, kurį aš jaučiau anksčiau. Tai čia jau toks būna profilaktinis savęs atstatymas, kai žmonės masto į ateitį, kad norėtų kitaip jaustis. Tai arba formos pakeitimas, kūno jėgos padidinimas, mobilumo padidinimas, arba kai žmogus yra prispaustas, jau yra perdegime ir tiesiog net nebenori gyventi, nes kiekviena diena yra kančia, tada žmogus nori iš skausmų išlipti, kuo greičiau. Gerai, tai išgirdom tokią rykštę, ta prasme, kokios gali būti problemos, jeigu nieko nedarysim, ir išgirdom, kad iš vos ne pirmųjų užsiėmimų ar treniruočių žmonės pradeda kitaip jaustis. Bet iš tikrųjų, tai aš norėčiau profesorius paklausti. Tai fizinis aktyvumas, na, sprendžia daug problemų ir paimkim vieną iš jų. Kodėl dabartinis šiuolaikinis žmogus yra, na, priverstas sportuoti, ne šiaip tikslinga veikla užsiimti, nes mes skaitmeniniai erdvėje labai daug laiko praleidžiam ir taip toliau. Taigi to fizinio natūralaus judėjimo sumažėjo, bet kalorijų prieinamumas tai labai palengvėja. Palyginus su pirmykščiais žmonėmis, kuriems tiesiog fizinis aktyvumas buvo išgyventi, susirinkti maistą, susimedžioti ir taip toliau. Tai klausimas profesoriui, tai genetiškai tas fizinis aktyvumas, raumenų darbas juk labai įtakoja metabolizmą. Galit šiek tiek praskleisti, kaip tai įtakoja ir kodėl tai yra sveika tiesiog mūsų metabolizmui? Na, dabar čia patys įdomiausi dalykai sporto fiziologijai, medicinoje, kad mūsų geriausiai raumenys yra skirti evoliuciškai ne vien tik tai judėti, ne vien tik tai maistą rinkti, žuvį gaudyti, medžioti, kovoti, bet mūsų geriausiai raumenys per milijonų metų tapo ir endokrininė liauka. Tai mūsų geriausiai raumenys, kai mes pradedam judėti,
nu aš vieną tokį populiariausią paradigmą pristatysiu, pradeda gaminti hormonus. Jie pavadinti dviem tokiais žodžiais. Vienas yra populiarus miokinai, čia Kopenhagos mokslo žvaigždės, o kitas yra pavadintas ekserkinai, nu dar plačiau. Prieš kelis metus jų žinojo apie 5. Tokius griaučių raumenis pagamina tos hormonus, kurie reikalingi mūsų organizmui. Dabar daugiau kaip 1000 žino. Daugiau 1000 ekserkinų. Tai pavyzdžiui, tai yra populiariausias biologinis paaiškinimas. Jeigu sėdim, griaučio raumenų tų vaistų natūralių gamybos fabrikas neveikia. Pradedam nors vieną žingsnį judėti, o dabar mokslininkai tyrinėja, kiek kam, ko judėti, kokios judėjimo formos yra, kokius raumenis turėtų dirbti, kad konkretūs specifiniai vaistai, kaip fabrike gamintųsi, 1000. Tai dabar, žiūrėkit, jau dabar, ką aš ir pats tyrinėju, ir kiti. Tai kai pradedam, mes, pavyzdžiui, 20-30 minučių judėti, mes prigaminam apie 20 vaistų, tų miokinų, kaip jau dabar atrastų mokslė, bet tikrai ne pabaiga, ir dar mūsų farmacininkai jų negali susintetina mūsų organizmas, raumenis, kodėl pagamina, reikia judėti. Tai kurie 20-30 pakliūna į galvos smegenis. Ir galvos smegenyse jie stimuliuoja, toks jau populiarus toks vaistas BDNF-as, jūs puikiai žinot, naujų neuronų gamybą, neurogenezę. Stiprina sinapses. Naujų kontaktų sinapses, sinapsogenezė, glialinių ląstelių gamyba. Mums gerėja tada kognityviniai ištekliai, atmintis, geriau koncentruojam dėmesį. Tai vieni miokinai mums padeda atsistatyti nuo perdegimo, po streso, nuo pervargimo, stimuliuoja galvos smegenų funkcijas, kovoja prieš neurouždegiminės įvairias ligas. Kiti miokinai nubėga į širdį ir kokį 20-30 pastimuliuoja širdies, raumens, kontraktilinių, tų aktinomiozino, baltymų gamyba. Širdis tampa stipresnė, nesivysto širdies nepakankamumas. Kiti nubėga į kraujagysles, kiti į blogąją riebalinį baltąją audenį, dar kiti į inkstus, į kepenis, į kaulus nubėga. Vienu žodžiu, dabartiniu metu naujausias mokslo topas yra, kad griaučio raumenys veikia kaip endokrininė liauka. Pavyzdžiui, jogos sistemos, kur aš atlikau eksperimentus į savaitę 3-5 kartus, mūsų tyriamieji surinkom 2 eksperimentinės ir 1 kontrolinę grupę, kelis mėnesius taikė jogos pratimus. Ir mes ėmėm iš kraujo keletą miokinų, vienas iš tų populiariausias buvo BDNF-as, ir mes nustatėm pagal mūsų populiarus tyrimas, kad tų BDNF galvos smegenų atnaujintojų per tuos kelis mėnesius 2-gubai kraujyje padidėjo, rekordiškai daug padidėjo po jogos pratybų. Ir vienareikšmiškai padidėjo dėmesio koncentracija. Mes netyrinėjom, aišku, galvos smegenų, tų neuronų, kiek susikaupė, bet mes aiškiai matom, pagerėjo funkcija, padidėjo jų stimuliatorius. Tai be galo, tai tas biologinis pagrindimas. Dar daugiau pridėčiau dabar, kas yra moksle topas. Yra senėjimo 14 požymių, fundamentalių dabar, topas. Elitiniai pasaulio mokslininkai susirinkė į savo kongresų šiai dienai, deda tašką nuo genų, telomerų, visokio genų nestabilumo iki uždegimo ir 14 požymių. Mitochondrijų funkcijos sutrikimas. Tai vienas iš jų, pavyzdžiui, mitochondrijos funkcijos sutrikimas. Mitochondrijos. Širdyje, griaučio raumenyse. Fundamentalus požymis. Kas geriausias vaistas mitochondrijų funkcijų treniravimui? Tikrai ne vaistiniai. Fizinis pratimai su prakaitu. Pavyzdžiui, kas antrą dieną po 10-15 minučių toks intensyvesnis judėjimas, kai pulsas padidėja, 120-150, judėjimas su prakaitu yra pats geriausias vaistas mitochondrijom. Jokių būdų nenusipirksi niekur kitur. Nereikia kiekvieną dieną, reikia kas antrą, kas trečią dieną. Gali būti ir 10, ir 15, ir 30, nuo minutės, nuo kelių sekundžių, vis priklausomai nuo tavo funkcinio mitochondrijos fundamentalus. Mitochondrija, jeigu dar taikysi, ir mano naujausiuose tyrimuose, Eglės puikioji sanatorijoje mes atlikom pirties tyrimus. Pirtis, jau publikavom vieną mokslinį straipsnį, pirtis yra fantastiškas vaistas, jeigu sistemingai taikai, daranuoja su fizinio aktyvumo mitochondrijų treniravimui. Mūsų tyrimai parodė, tie žmonės, kurie sistemingai lankė pirtį, lyginant su tais, kurie nelankė, sistemingai lankančių mitochondrijų darbingumas, tas aerobinis žymiai geresnis. Tai mūsų publikacijos viena iš vinių. Tai dabar 14 požymių. Profesoriau. Taip.
Aš truputį jūs sustabdysiu, nes girdžiu tiek naudingos informacijos, kad noriu mūsų žiūrovom priminti, kad jūs galite pamatyti apačioje kadro QR kodą, kurį nuskenavę jūs galite parsisiųsti telefoną, kaip mes vadinam, ilgaamžiškumo pasą. Tai ten yra galimybė, niekur siųsti nereikia, tiesiog savo pasižymėti visas naudingas mintis, kurias dabar mūsų svečiai išsakys ir pabaigoje netgi tinklalaidės paprašysiu patarimų. Nors čia jau pasipylė patarimai, tai atsiprašau, kad profesorių truputį sustabdžiau, labai džiaugiuosi, kad Eglės sanatorija prisidėjo prie mokslo ir būtent rezultatai į temą šios tinklalaidės, kad pavyzdžiui pirtys arba šiluminis gydymas, pavadinkim, treniruoja, atstato mūsų mitochondrijas. Pakalbam apie optimalų, pavadinkim, judėjimą iš kitos šiek tiek pusės. Aš norėjau Nojaus klausti, nes profesorius jau pateikia tam tikras žinias dėl dozavimo, dėl optimalaus kiekio. Tai kaip sporto ir jėgos treneriai pataria, tai kiek pradedančiajam reikia užtrukti su to sportu, kiek tai man truks dienoje ir ar tai turiu visą laiką daryti sporto klube, tokių praktinių biškai patarimų. Jo, turėčiau ką papasakoti šiais klausimais. Gal pradėkim nuo to įsivaizdavimo, kad žmonės, kai jie būna apsileidę, jie labai galvoja, kad iškart turi spausti maksimumą. Gal pakeiskim pavadinimą iš apsileidę į nesportuojantis. Pakeiskim. Dažniausiai patys taip sako, taip jaučiasi. Jo, tai, gerai, jeigu patys, tada tinka. Tai dažniausiai tiesiog yra pavargę, išsekę, jo apleidę mitybą, kūno visą fizinę formą ir tiesiog nori sugrįžti. Jie tiesiog galvoja, kad kadangi jie tiek laiko paleido savo tą visą sveiką gyvenimo būdą, dabar turi atpirkti. Ir turi labai staigiai tai padaryti. Per mėnesį. Jo, ir tas mes su to pačiu intensyvumu, kai sportuoja, kad iškart iki maksimumo, iki vos nenumirimo. Ir mano suvokimu, tai yra dažniausiai viena tų klaidų, kurią daro žmonės, nes tiesiog jie po to susirga, atkrinta imuninė sistema, persistengia, tada tos visos traumos gali ateiti. Dėl to žmonės nustemba, kai, tarkim, duosiu praktinį pavyzdį. Ateina žmonės į konsultaciją, aš jiems duodu paryti vieną seriją pritupimų ir vieną seriją atsispaudimų. Ir jiem jau kratos rankos, kratos kojos ir jie jau kokias 2-3 dienas jaučia raumenų skausmą, nuo teisingos technikos žinoma. Sako, aš nebūčiau patikėjęs, kad tokie lengvi pratimai, galima taip išvarginti, ten sautikatų manyti, kur reidavo porą valandų eiti kočiotiškai su svoriais, ten spausti iki negalėjimo, nieko panašaus. Tai atsakymas yra toksai. Aš pirmiausia net nerekomenduoju pradėti iškart nuo sportavimo, o pirmiausia rekomenduoju pradėti nuo kūno paruošimo sportavimui. Tai yra kaip naujas požiūris į žmogaus kūną ir sveikatą, kas iškart išsprendžia tą problemą, kad žmonės persistengia, nes to nebūtų. Ir manau, kad paantrinsi profesorius, kad pirmiausia reikia paruošti ir širdies darbą, ir sąnarius tam visam krūviui. Nes paimkim, jeigu žmogus sėdi, nejuda, jam viskas skauda ir jis kad nori pereiti taip tiesiogiai prie svorių. Tiesiog tu esi tam nepasiruošęs, arba dar blogiau, atėjo pavasaris, išsaugau kėdus, einu pabėgioti. Tai čia blogiausia, ką žmogus gali padaryti. Bėgiojimui reikia labai pasiruošti. Dėl to moralas yra toksai. Pirmiausia, mes mažinam stresą, tai tiesiog gali būti kvėpavimo pratimai, tai gali būti meditacija, tiesiog nusiraminimas, ar šiaip savo problemų realiai gyvenime sprendimas, tiesiog, kad tiek savo nesukelt streso. Tuomet mes gerinam miego ritmą, kad kūnas atsigautų ir tą pradėtų energiją generuoti pirmoje vietoje. Palauk, jau. O tai kaip čia atėję į sporto klubą, mes čia miegą pasigerinsim? Neateinam pirmiausia sporto klubo, pirmiausia pradedam labiau. Ruošiame savo kūną tam judėjimui. Aš niekam nerekomenduoju išeiti į sporto klubą. Niekada. Nors aš turėjau sporto klubą daug metų, aš to nerekomenduoju daryti ir tada nerekomendavau. Nes tiesiog taip sudegina žmonės konkrečiai. Dėl to pirmiausia, sakau, stresą sureguliuojam, pagerinam savo miegą ir pradedam nuo mitybos. Elementariai duodam normalų maistą kūnui, kad kūnas neįkvotų papildomą energijos tą maistą nesąmoningą virškinant ir apkraunant savo visą sistemą. Tuomet, kas nutinka, mes įgaunam tos energijos, kurią mes galime investuoti į judėjimą. Ir tas judėjimas ir būtų, kaip ir minėjau, bent 10-15 minučių intensyvesnio galbūt ėjimo rekomenduoju iš pačio ryto tik atsikėlus. Ypač jau dar šviečia saulė. Tai čia pradžia, nuo ko mes pradedam. Sekantis tuomet žingsnis yra mūsų laikysenos gerinimas ir tarsi kaip pamato paruošimas. Tai jeigu mes įsivaizduojam namą, tai namo pamatai realiai yra mūsų stuburas, jo, tai sakykim, yra pats pamatas. Sąnariai tai realiai yra jau mūsų pats namas, stogas, langai. O raumenys tai yra mūsų interjeras, jau kad būtų gražu viskas, kad dar viską geriau palaikytų ir būtų geresnis komfortas ir kokybė. Tai jeigu mes statom namą tiesiog be jokio pamato, be nieko, tiesiog interjerą dailinam,
tai galiausiai tas namas sugriūna ir mes vėl grįžtam prie pamatų, tvarkom stuburą, tvarkom sąnarius ir tvarkom traumas. Dėl to pirmiausia tiesiog yra elementarios stuburo mankštos. 5-10 minučių mankšta per dieną ir plus pasivaikščiojimas. Tai jau tai yra 20 minučių per dieną. Daugumo žinau, tai tiek ir gali skirti, bet kai žmogus galvoja, kad reikia poros valandų iškart sportuoti iki negalėjimo, tai yra atbaido juos. Tai tas porą valandų po truputėlį mes dainam iki to. Noriu pasitikslinti, gal kam bus praktinis toks irgi patarimas. Tai vis dėlto, jeigu aš turiu viršsvorį ir jau kaip paminėjai, nesportuoju ir galvoju, tai ar pirma numesti svorį ir pradėti sportuoti? Ar pradėti sportuoti, didinti fizinį krūvį ir tada man nukris svoris. Tai čia taip žmonės mąsto. Tai bet nei tas atsakymas nėra teisingas. O koks yra teisingas? Įsivertint, kodėl užaugo tas svoris ir kodėl tavo mityba buvo išbalansuota pirmoje vietoje. Tai ne dėl to, kad tu mėgsti daugiau pavalgyti. Jeigu yra energijos disbalansas, jeigu cukraus lygis svyruoja, jeigu atsiranda nejautrumas insulinui, jeigu atsiranda per daug streso gyvenime, tuomet žmogus ir išsibalansuoja. Dėl to pirmiausia, mes turim dirbti su tom, ko mes nematom. Ir tai yra mūsų vidinė būsena, tai realiai yra mūsų cirkadinis ritmas, tai kaip mes miegam, tai tas pats mūsų kortizolio lygis. Kraujo tyrimą pasidaryk. Ir pažiūrėk, pas tai bus 1000 kortizolis. Tai gal to pradėkim. Skamba taip, kad kol susitvarkysiu tas problemas, tai dar pusę metų neateisiu sportuoti. Bet tada svoris ir nukris per tą laiką. Tau net nebūtinai bus sportuoti, kad tas svoris nukristų, nes atsiminkim ir supraskim paprastą dalyką. Aš žinau, kad aš keičiu galbūt daugumą žmonių įsitikinimus ir tai yra gerai. Nes jeigu žmogus į tai patiria per daug streso, nuo gyvenimo, nuo visko, nuo to, ką jis daro, tai kaip jums atrodo, ar sportas nėra dar daugiau streso ant viršaus? Kodėl? Malonioje aplinkoje, malonioje kompanijoje. O kaip dažniausiai žmonės daro, kurie nori iškart praėti ir maks pasiekti rezultatą? Labai maloniai, jie persistengia dažniausiai, užsisportuoja per daug. Dėl to sakau, judėjimas gali būti vaikščiojimas, mankštos, mes paruošiam kūną, kad jis galėtų keltos tą svorį papildomą. Ir tiesą pasakius, daugumai žmonių svorio papildomą kilnuoti net nereikia. Duokiam savo kūno svorio judesius atlikti, pritupimą, atspaudimą, įtupsą, pasilinkimą ir pasivaikščioti po kalną ir jau jo kūnas sustiprės daug kartų greičiau, negu atėjus į salę 2 kg hanteliuką pakilnuoti. Gerai, nerkim vėl truputį fiziologiją. Minėjo Nojus, kad jeigu persistengsiu, tai jau po 1-2 treniruotės man 2-3 dienas skaudės raumenis. Kodėl skauda raumenis? Uždegimai. Plyšta nuo skaidulų atskiros tam toks traktorėlis, taip vadinami gabaliukai skaidulų sarkomerai. Jis yra neparengę, tie baltymėliai plyšta ir ne iš karto skauda raumą kitą dieną, o imuninė sistema tą supranta, kaip kažkas tos suradytos produktėlius reikia šalinti. O kaip pašalinsi degina, tai kitą dieną ir skauda mūsų raumo. Uždegiminė reakcija. Jo, skauda ne dėl laktato ir pieno rūgšties, kaip dažnai sporto treneriai, nes jau seniai per kelias minutės tas laktatas ir 10 minučių įsivaikšto. Kitą dieną skauda dėl lokalių uždegimų, dėl lokalių plyšių. Ar ten fascijos įplyšo, ar skaidulų tam tikros dalis. Užtenka tik tai kelis pratimėlius pakartot, jeigu tu nesi pripratęs ir kitą dieną trupučiuką jausi skausmą. Tai skausmas ir Ar tai labai blogai, ar čia galima toleruoti kažkiek, tai kiek čia norma, kiek čia patologija? Tai jokia patologija, yra fiziologija taip, no pain, no gain. Paprastas dalykas, yra vienas iš mechanizmų. Norint tobulėti mėnesį vieną kartą, tavo raumuo turės skaudėti, nes jeigu tavo raumuo neskauda, tai tavo milijonai raumenių skaidulų ir nervų sako, tu nieko naujo neduodi, tu krūvio neduodi, tavo organizmas yra pripratęs prie to krūvio ir tu pradedi po trupučiuką jau silpti. Norint, kad tu treniruotumės, vis po trupučiuką turi pridėti to krūvio. Ir kaip pajausti, ar tu tikrai pridėjai, tai retkarčiais turi suskaudėtas raumuo. Retkarčiais. Maloniai pamausti. Maloniai kitą dieną ir tai rodo, kad kažką naujo aktyvavai. Bet jeigu kiekvieną dieną tu stengsis suskaudinti, taip jau nepadarysi, organizmas pats žino, kaip su to kovoti, bet tai būtų neprotinga. Jeigu neatsistatai tam krūvį, kurį tu duodi. Tai... Jau. Tai dar dažnai žmonės klausia, tai kardio ar jėgos? Kuo jie skiriasi? Ir kas geriau, kalbant apie krūvį ir po to malonų raumenų pamaudimą. Tai kokie čia patarimai arba paaiškinimai? Bet ar mes iš tikrųjų galim rinktis vieną ar kitą? Tas pats, kas būtų mityba ar miegas. Gal taip sakykime. Aš manau, kad kardio krūvis reikalingas mūsų širdies darbui,
ir mūsų VO2 max, ir mūsų širdies kintamumų, ir pulsui. Stop. Keiksmažodžius reikia išversti. Čia ne visi sporto specialistai. Tai Leiskim profesoriui paaiškinti apie tos rodiklius. Ne, tai aš nenoriu Gal nutraukti. moksliškai daugiau paaiškins. Nereikia moksliškai, tiesiog apie ką turim, reiškia, kalbą. Aplamai mūsų širdies... Gebėjimą įsisavinti deguonį. Jo, gebėjimas įsisavinti deguonį, koks yra mūsų širdies pulsas ramybės būsenai. Vadinasi, aplamai kaip kūnas sugeba tą visą stresą apdoroti, kiek tas pulsas mūsų kyla ir naktį, ir kiek pulsas kyla sporto metu. Jeigu mes nedarom visiškai kardio treniruočių, tuomet, kai mes sportuojam, mes padidinam per didelį oksidacinį krūvį, tai kitaip tariant, mes sukeliam per didelį stresą kūnui, sukeldami dar tą per aukštą pulsą, nuo kurio mes neatsistatom. Ir ta gaunasi, kad mes taip ir persistengiam. Dėl to kardio... Galima pavyzdžių. Kardio. Kas tai yra kardio? Vat žmonėms. Paprasčiausias vaikščiojimas. Vaikščiojimas, dviratis, plaukimas, bėgiojimas, visi šitie dalykai tiesiog, kurie pakelia širdies pulsą. Kai aš darau daug pasikartojančių judesių, kurie nėra svorio kelimas arba pasipriešinimo didelio įveikimas, bet aš kartoju kažką, kaip bėgdamas, kaip dviračiu važiuodamas, kaip, nežinau, dar kažką, ar ne, tai yra kardio. Mes taip. Ar aš teisingai apibūdinu? Galiu papildyti? Būtent. Galiu papildyti. Čia gerų terminus susižinos. Dieną naktį pažadinti, žinau tos dalykus. Būtent. Daug metų, dešimčių. Kardio. Kam reikalinga? Širdis, jeigu vis laik tik vaikščiosim, pulsas bus 100, 90, širdis silpnai susitraukinės, pradės nykti miofibrilės, kontraktiliniai mechanizmėliai, mūsų širdis pradės silpnėti ir, pavyzdžiui, populiariai tariant, mes nebetoleruosim krūvių, lipsim laiptais, pradėsim dust. O mediciniškai širdies nepakankamumas, nes nebetlaikom krūvių. Jeigu mes tik galim vaikščioti kiekvieną dieną po 30, po 20, po 50 tūkstančių žingsnių, bet jeigu pulsas yra nedidelis, širdis nestipriai susitraukinėja, gali visą dieną dirbti ant kojų, bet širdies tu netreniruoja. Širdžiai reikia, kaip ir griaučio raumenims, stipriau susitraukti. Norint stipriau susitraukti, jai reikia kas antrą dieną, po 3, po 10 minučių, ar su dviračiu pavažiuoti, ar pabėgioti, ar spėjo tempu pasivaikščioti, kad pulsas padidėtų maždaug nuo 120 iki 150, 160, kad tas rodo, širdis ne tik tai dažniau susitrauks, bet ir stipriau susitrauks. O jeigu dažniau ir stipriau, širdis, kaip ir griaučio raumenys, kaip ir visas ląstelės, pačios save treniruoja. Jeigu jos silpnai susitraukia, jos nyksta, o jeigu retkarčiais pradeda dažniau dirbti ir stipriau, širdis tampa stipresnė. Pats geriausias vaistas nuo infarkto ir nuo širdies nepakankamumo darbas su prakaito kas antrą, kas trečią dieną po 10-15 minučių. Vienas iš 3 principų judėjimo šitas. Mes labiausiai mirštam nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų, kad šito vaisto netaikom. Tik tai 3-5% žmonių, ypač vyresnio amžiaus, šito taiko. Visi eina pas šeimos daktarus, eina pas kardiologus, duok daktarėlį vaistų. O pats geriausias vaistas profilaktiškai kas buvo? Reikėjo prasti retkarčiais, į savaitę 2-3 kartus, į savo dienos rutiną įtraukti ir spėriau nueiti iki parduotuvės, dviračių pasivažinėti, laiptais spėriau užlipti vietoje, pabėgioti, nes priešingų atveju neteksi savo širdies, nenaudoji, prarandi. Viską mes prarandam, nenaudojam, prarandam. Papildyčiau truputėlį apie būtent tokį judėjimą, kad labai svarbu paruošti sąnarius tam kardio krūviui, kuriuo mes užsiemam. Tai dažnai žmonės galvoja, kad tiesiog gali bėgioti ir aš dažnai pasižiūriu žmonės, kaip jie bėga, stuburas galbūt perlinkęs, viena koja pastovi metas į priekį, viena koja daugiau įsisuka ir po to sako, bėgiojau, man dabar klubo sąnarį skauda. Padarau MRT, rodo ankštumą. Kaip suprast, aš norėjau savo gero, pakenkiau savo. Tai vat, vieniems žmonėms galbūt taip nesijaučia, galbūt turi mažiau tų įgimtų disbalansų arba įgytų disbalansų. O kitiems žmonėms tiesiog tas kūnas neatlaiko. Tai taip pat labai reikėtų pasirinkti ir galbūt saugesnės tas versijas ir variacijas žmonėm, kurie jau turi tų disbalansų, kad nebūtų, kad visai nejuda arba per stipriai juda. Tai pavyzdžiui, kalbant apie vaikščiojimą, aš turėjau omeny galbūt labiau, pavyzdžiui, vaikščiojimą į įkalnę, nes aš pats prie miškelio gyvenu, tai labai smagu yra užlipti kalną arba užlipti kalną atbulai, tarkim einant atgal. Tai labai stipriai kojų raumenys dirba ir lygiai taip pat lipti žemyn, taip pat lenkiant daugiau kelius, kad keliai daugiau dirbtų, kad daugiau kojos dirbtų, o pats asmeniškai tai važinėju dviračiu.
kad tau aukštesnį pulsą susikelti. Pulsui nereikia didelis raumens įtempimo, reikia tokio dažnumo. Jo. Vat kaip dviratis arba kaip bėgiojimas tokiais mažais žingsniukais yra fantastiškas dalykas. Jeigu į kalną eisi dideliais ilgais žingsniais, pulsą mažai užkelsi. Čia yra antras pratimas jėgos, kur klausėt. Greitai eisi, tai taip užkelsi, kad... Mums reikia greitai. Bet sutikit, kad kartais žmonės tiesiog save stabdo dėl baimės, dėl širdies, kad man čia su širdim aš ir taip ją ten pajaučiu šiek tiek. Tai galim kažkokią formulę pasakyti, koks pulsas kiekvienam yra saugus, ten ta taisyklė. Gal dar pirmiausia pridurčiau vieną dalyką apie širdies pulsą, tai kad daugumą žmonių, kurie tiesiog yra pervargę ir netgi jau galbūt perdegę, labai dažnai skundžiasi jau ir panikos atakom, nuolatiniu nerimu ir nuolatiniu tokiu baimės jausmu. Tai vat, jeigu jie tą jaučia, vadinasi jų simpatinė nervų sistema, kuri atsakinga už tą visą stresą ir tą visą įtampą, kurią jaučia, yra per daug aktyvi. Tai va tiem žmonėm net paprastas vaikščiojimas jau sukelia pulsą iki 150 ir jie dėl to tokį nerimą pastovi ir jaučia, nes tiesiog kūnas bando išgyventi. Tai va tiem žmonėm labai reikėtų paprasčiausiai mokytis kvėpuoti ir atlikti būtent kvėpavimo praktikas. Tarkim, 10 įkvėpimų pro nosį, iškvėpt orą ir nekvėpuot, kad pagerinti deguonies pasisavinimą ir tiesiog, kad mažinta stresą. Tai ir suvokti, kad skirtingos veiklos skirtingai sukels pulsą pagal tai, kiek žmogus šiuo metu tam yra pasiruošęs. Tai vat, mes kalbam, kad galbūt bėgimas, dviratis yra efektyvu, galbūt sveikam žmogui, bet jeigu žmogus persistengia labai gyvenime, dabar jis atvarys bėgioti arba dviračio žiūrėt, tai jam ten paskui panikos atakos ištinka. Dozavimą papildysiu, klasika fiziologijos, visi pasaulio universitetai, sporto ir medicinos dozavimą taip. Klasika. Pirmiausia, yra toks koridorius, priklausomai nuo amžiaus. Pabandysiu pasakyti paprastai, kaip reiktų apsiskaičiuoti. Šiaip yra nubrėžtos yra koridoriai, kur net nereikia skaičiuoti, pažiūrėjau, nuo 120 iki 150, bet tai priklausys nuo amžiaus. Pažiūrėjau, yra 220 sena formulė minus amžius. Tai yra maksimaliai leistina širdies. Jinai dar galioja ir jau jinai pasenus. Biškai patikslinta, bet kad būtų paprasčiau, 220, ten plus vienas dūžis, ten šiek tiek kitoks. Ir sena gera formulė. Jeigu man yra 60 metų, man leistina 160 maksimali, tai nuo tos maksimalios man yra širdžiai geriausiai treniruoti nuo 60% iki 90%. Vat koridorius. Man leisna 160, o man reikia rasti 60 ir 90% koridorių. Jeigu man bus 80 metų, 220, 80, tai mano yra 140, nuo 140, 60% ir 90%, arba ten 80, kokį nori, ten dar to užsidedi ir taip yra skaičiuojamas. Labai nesudėtinga. Popieriuje taip, kaip man praktiškai. Čia gal didžiai populiacijai žmonių, kurie galbūt nėra sportininkai. Kaip praktiškai pamatuot? Yra išmanus laikrodžiai, dar kažkas, bet praktinių patarimų. Gal viso pagal kvėpavimą galim būtų vertinti, ar tu kvėpuoji intensyviai pro burną, ar pro nosį. Eisim prie kvėpavimo, ten fizinio krūvio, ten reiškia lygiai, bet šiuo atveju profesorius Jeigu pulso nematuojam, noriu taip paklausti, tai tada yra tas kvėpavimo testas. Vaikščiokit 10-15 minučių, kad vaikščiojimo metu jūs, jeigu su draugu einat, tarpusavį nebegalite susišnekėti. Tai viskas yra toks paprastesnis. Jeigu trumpais sakiniais kalbėti dar galiu, tai reiškia antras lygis, o jeigu jau kalbėtis nesinori, tai jau trečias. Jums reiktame koridoriuje vaikščioti, tas 10-15 minučių. Iš tiesų, jeigu taip jau galėčiau parekomenduoti, pasakyti, matau, kad ir pas patį toks pat kaip pas mane laikrodis, ir pas patį lygiai toks pat, kaip pas mane irgi laikrodis, pas visus tris tas pats, tai galbūt ir brandų neminėsim, bet tiesiog turėti laikrodį, kuris ir rodo tą iš esmės pulsą ir... Galima tikėti. Labai galima tikėti. Jeigu tikrai moki vertinti rodiklius, aš kadangi savo naudoju 7 metai, tai iš esmės laikrodis ne tiesiog pulsą skaičiuoja, bet jisai ir skaičiuoja nakties pulsą, rodo širdies kintamumą, kuris labai svarbus rodiklis, kuris parodo mūsų atsparumą stresui ir kaip mes reaguojame į jį ir kaip mes adaptuojamės. Tai iš tikrųjų labai gerai parodyti tuos dalykus. Tai aš ilgai siūlyčiau. Laikrodis čia yra norma, čia yra fantastika, ir stresą pamatuoja, ir pulsų kitimo kreivės, čia dinamika, čia yra fantastiškas, bet reikia šiek tiek pasimokyti. Teisingai. Čia nedaug, tai reikia labai nedaug pasimokyti. Medicinos universitete, kai studijuojat be galo daug paskaitų, čia reiktų pusvalandį skirti. Ir viskas, tik pusvalandį. Girdit, mėlyje, nėra taip sudėtinga. Čia tik tai biškutį pasimokyti. Saugiai pradėti didinti savo fizinio krūvio kiekį, bet vis tik nuskambėjo nuo jau
paruošti kūną ir sąnarių ir stuburo problemos. Tai jeigu taip kryptingai, tai ar man pirmiausia eiti pas specialistą kažkokiai funkciniai diagnostikai, ar man tiesiog kažkaip galima pačiam paruošti sąnarius, stuburą, laikyseną, ar čia realu pačiam suprasti, kas yra negerai, nes iš tikrųjų ir aš kaip medikas ir dabar sanatorijoje dirbantis labai dažnai susiduriam su žmonėmis, kurie jau pakenkia savo sąnariams tikrai dėl laikysenos, raumenų disbalanso, gal jie ir aktyvūs fiziškai, bet darė netaisyklingai. Tai koks patarimas? Ir galbūt tas aktyvumas net nepadėjo tai problemai, kurią jie turi, nes nebūtinai sprendžia. Tai norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui žmonės užsiema įvairiais sportais, tarkim, ar tenisu, ar padeliu, labai populiaru šiuo metu yra tokie užsiemimai. Ir nepaisant to, kad kaip ir tu užsiemi, širdis labai puikiai dirba ir labai geras pajėgumas ir pulsas žemas, bet tas sąnarių neišteniruoja, nes dažnai būna judesiai vienai pusiai ir kūnas tiesiog eina disbalansą, dėl to patarimas, galbūt net neatsakant į klausimą prie jo prieinant iš karto po to, kad nesvarbu, kai mes judesiu užsiemam, mums nereikia galvoti, kad tas judėjimas būtinai išspręs mūsų kūno visus poreikius, kad mums reikia papildomai treniruoti sąnarių funkcijas ir turėti bent jau normos ribų mobilumą ir taip pat turėti balansą tarp abiejų kūno pusių. Ta labai iš tiesų stipriai mokau, kad kūnas būtų kuo įmanoma tolygesnis. Jis galbūt negali būti toblai lygus, bet jeigu, tarkim, tu vieną ranką gali pakelti, pavyzdžiui, testas iki čia, o kita ranka tau keliasi metras už kūno, tai tu supranti, kad tam peties sąnary yra problema, kurią turi adresuoti. Ir aš galbūt dar paantrinsiu, ką prieš tai minėjo profesorius, kad nėra tos edukacijos, pavyzdžiui, o kas yra sąnarių mobilumo normos, o kas yra normalu turėti ir nenormalu turėti. Tai kokios turi būti mūsų tos funkcijos ir amplitudės mūsų kūno. Ir iš tikrųjų pačiam domėtis yra pakankamai sudėtinga, nes tu galbūt nežinai, kokia informacija teisinga, nes šiais laikais, aš manau, yra viena problema. Mūsų ir švietime, ir aplamai, ir kaip dirba specialistai, tai kad ateina klientai sako, aš buvau pas 10 specialistų ir jie visi neprie bendros išvados. Ir visi sako skirtingai. Tai kuriam tikėt? Vienas sako taip, kitas sako taip, trečias sako tą, ketvirtas jau ten tą. Ir vadovaujamasi yra kažkokiam nuomonėm, kažkokiam patirtim, o ne kažkokiais faktais priimtais, kad kas yra taip ir kas jau galbūt yra kažkokios mokslinės fantastikos. Tai atsakant į klausimą, kaip ir bet kurioje srityje mes turim priimti sprendimą. Arba mes savarankiškai gilinamės ir ieškom atsakymų ir mokomės. Tai gali būti įvairūs būdai, ar informacijos ieškojimas, skaitimas, gilinimasis, mokslinių tyrimų skaitimas, ar tiesiog naršymas internetinėje erdvėje, ar galbūt ir su ChatGPT konsultavimasis, bet mes nežinosim, ar tai tikrai yra individualizuota ir ar tikrai tai yra teisinga. O kitas būdas tuomet yra kreiptis į specialistą ir domėtis, ieškoti atsakymų, bet aš kaip ir sakau, mes turim problemą, yra daug tų specialistų ir visi ten atrodo, kad skirtingai sako, tai ką tada daryti žmogui? Nu ką daryti? Rasti bent tokią kombinaciją specialistų, kai 2 specialistai nepriklausomi sako tą patį. Ja, labai logiška. Jeigu 3 sako 3 skirtingus dalykus, tai reiškia ieškok toliau. O jeigu bent 2 sako tą patį, tai jau gali kažkaip tuo remtis. Aš gal sakyčiau, vienas dalykas, į ką reikėtų žmonėms atkreipti dėmesį, tai tiesiog į stuburo laikyseną. Labai logiški dalykai, paprasti dalykai. Jeigu mes, tarkim, turim per daug pasiruošę galvą į priekį, tai elementariai stengtis bent jau stuburo vidurinę dalį, krūtinę dalį, kuri labiausiai, sakykim, kabutėse užmigus, kelt krūtinę aukštyn, stengtis nekompensuoti per juosmenį, truputėlį įtraukti minimaliai pilvą ir laikyti stuburą kuo tiesesniai linijai. Moksliškai galbūt tai nėra tiek ir daug pagrįsta, bent jau prieš kelis metus tiek nebuvo, kuom stuburas laikysena tiesiog koreliuoja ir su sąnarių skausmais ir disbalansais. Bet aš galiu pasakyti, kad būtent pagal tai, kaip žmogus atrodo, galiu pasakyti per 20 sekundžių, kur jam skauda, ką skaudėjo, ką skaudės, kokios jam bus problemos kaip MRT. Tai kaip tai gali būti nesusiję. Ir taip 10 atvejų tas atitinka. Labai elementari logika, jeigu stuburas iškrypsta, tai automatiškai pakinta sąnario pozicija. Ir tada tu matai, kad sutrinka visa funkcija to sąnario. Tai dėl to tiesiog atkreipdėmės laikyseną. Vien pakoreguoti paprastą įprotį, net nebūtinai galbūt daryti mankštą būtinai rastam laiko, o elementariai stengtis tiesiog pakelt krūtinę ir tiesiog stovėti. Vien tik tais bent jau tai, nes mes nesukurti būti tokie sulinkę ir nežinau. Kad jau kalbant apie biomechaniką, tai labai dažnai girdim terminą, tai dubuo. Tai pasviręs į priekį, tai atgal, kaip žmogui tiesiog suprasti, ką jam daryti, kokie yra, kaip čia pasakyti, pratimai, kad aš suvokčiau savo laikyseną dabartinę ir ką man vaikštant kasdienybėj vis savo priminti dėl to dubens padėties. Tai aš manau, kad čia aptarnėjom tokias kompleksiškas jau temas, kur
nėra galbūt taip paprastai, va, tas patimas tave išgelbės, aš tiesiog vieną dalyką pasakysiu, kur galbūt daug kas to nemoko ir aš tą problemą turiu, kai man buvo labai daug problemų kūne, skaudėjo viską nuo A iki Z, aš kadangi pats gimiau su plokščiabadystė, su skoliozė ir ten jau 12 metų negalėjau vaikščioti, nei paeit, ten man išrašė osteochondropatiją, ten kaulai buvo nesaugę čiurnų ir panašiai, daug disbalansų buvo ir tie skausmai lydėjo daug metų ir vienas iš dalykų tai yra tas, kad labai priklauso nuo kūno situacijos, kurią žmogus turi ir būtent tai padarys jam įtaką tiem dėl disbalansam. Pavyzdžiui, žmogus turi plokščiapadystę, jam dubuo automatiškai svirs į priekį ir tai pakeis jo kūno poziciją. Kitas žmogus galbūt jis turi profesiją, tarkim yra kirpėjas ir galva pastoji bus išlaužta, tai jam ištisai galbūt skaudės kaklą. Dar kitam žmogui galbūt bus vėl kita problema, kurią jis turės. Tai negali pasakyti, kad visiems veiks tas pats, bet vienas dalykas yra, kuris veikia visiems, tai yra tas, kad visas kūnas yra visa visuma. Reiškia, pėda daro įtaką klubui, klubas daro įtaką kaklui, kaklas daro įtaką pečių pozicijai. Tai ką reikia žmonėms suprasti, kad mes nelabai galime tvarkyti vienos vietos vienu metu. Vat kaip sako žmogus, aš noriu klubus sutvarkyti. Nu, tas neveikia. Ir dauguma specialistų sako, kad ir aš kaip pats bandžiau lankytis pas specialistus, man bandė tvarkyti atskirą vietą. Man skauda kelį, man bando kelį tvarkyti. Bet man petį irgi skauda. Nu, tai bando petį tvarkyti. Bet nieks nesuoja logikos, kodėl skauda atskiras vietas ir kad reikia visas vienu metu tvarkyti. Vadinasi, ką aš noriu pasakyti, kad kūnas yra visa visuma. Tai pavyzdžiui, dubuo jis jungiasi su juosmeniu, ja, ir tarkim, jeigu dubuo yra atsisukęs atgal, juosmuo išsiries. Ir mes manom, kad gerai, mes turim tą vadinamą lordozę, mes dabar ją turim tvarkyti. Ir ką sakom, kad reikia trumpinti pilvą, reikia galbūt ilginti juosmens raumenis, trumpinti užpakalio raumenis, stiprinti. Bet esmė ta, kad kol kaklas bus pasiręs taip į priekį ir jis mus temps taip žemyn į priekį, tol juosmuo natūraliai kompensuos išsiriesdamas, kad išlaikytų tą kiek įmanoma vertikalesnę būseną mūsų. Vadinasi, kol mes kaklo problemos ir tos dalies nesprendžiam nuo to paties sėdėjimo ir panašiai, ar nuo mūsų profesijos, ar nuo gimtų dalykų, paminėjau, kaip tarkim aš turėjau kaip pavyzdys, tol mes net negalim to ir klubą sutvarkyti, nes kol mes čia įtvarkysim, tol ta šaknis mūsų, arba nebūtinai šaknis, tiesiog faktorius, kuris daro įtaką tam dalykui, nesutvarkys. Dėl to, kad ir kaip kompleksiškai beskambėtų, mes turėtume vienu metu rūpintis visų kūnų, o ne kažkokią problemą spręst, kuri mums jau yra problema, akis bado, o profilaktiškai sėtinti visą kūną ir tiesiog gerinti laikyseną bendrai ir stiprinti ir kojas, ir pečius. Ir žmonės sako, tai ko mano pečių mobilumas susijęs su mano asmens skausmu, ką mes tos pečius čia žiūrim. Tai sakau, pečiai tai tempia žemyn, lenkia tavo stuburą, jos matomet išsiriečia, dubuo atsisuka ir tau skauda kelį. Šiuolaikinis klasikinis europietis gyvena taip. Verslininkas, mokslininkas, atliko sudėtingą darbą, pavargo ir sako, einu atsigaut. Nu taip, į sporto salę. Ką jis atsigaut? Dvigubą stresą. O mūsų tyrimai, kur atlikom dabar, mes tyrinėjam ir genų sveikatą, tyrinėjam telomerus. Tyrinėjom telomerus ir pirtininkų ir nepirtininkų. Ką mes pastebėjom? Pirmutiniai duomenys jau straipsnis išsiuntėm tas pagal 14 senėjimo požymių. Vienas yra, jeigu telomerai trumpėja, tai tada, genai, mūsų ląstelės neatsinaujina. Ką mes atradom? Mes 50 rodiklių stebėjom įvairių. Ir fizinius, ir visokius ten širdies, ir visokius ten kraujo rodiklėlius. Pakol kas, dar ne visus turime rodiklėlius, pakol kas pirmauja vienareikšmiškai psichologiniai rodiklėliai. Tai yra tie žmonės turi trumpiausius telomerus, kurių stresas didelis. Tie žmonės turi ilgiausius telomerus pagal mūsų skales, kur mes žiūrėjom, kurie ramybę jaučia, paprastas dalykas. Yra tie žmonės, kurie turi tokį pozityvų žvilgsnį į gyvenimą, telomerai ilgesni, o telomerai dar, jeigu apie nutukimą šiek tiek iš kitų rodiklėlių, yra telomerai trumpesnė, kurie turėjo vidinį pilvinį nutukimą. Tos vadinimus visceralinius riebalus. Visceralinį nutukimą. Tai kai yra per didelis stresas, o stresas mūsų organizmo yra tas toks labai populiarus ir kumuliatyvinis.
protinė veikla ir mes galvojam fizinis krūvis didelis, galvojam, kad čia jie vien su kitu nesipeša raumenys ir nervai, bet organizmas ir ypač imuninė sistema sako, man yra per daug. Yra tas toks pasaulio žymus mokslininkas Makrevenas, yra psichiatras, fiziologas ir pasaulio žvaigždė tokį terminą nukalė alostazė, alostazinis krūvis. Tai tas alostazinis krūvis yra taip, trupučiuką miego praleidi, nesuvaldai, trupučiuką persivalgai, trupučiuką darbe pastresavai, trupučiuką daugiau fizinių krūvių negu reikia, truputis daugiau pirties negu reikia, kaip pavyzdys, visko po trupučiuką blogo ir organizmas sako, stop, telomerus trumpinu. Nepaisant to, kad tu gali turėti raumenų jėgą didelę, tu turi daug jėgos, tu turi gerą ištvermę, bėgioji, jau rekordus gerini, svorius kilnoji, bet sąskaita fundamentalių sveikatos rodiklių, tų pačių genų, tų pačių uždegiminių procesų. Dėl to reikia turėti balansą. Ir tas susižavėjimas išoriniais rodikliais, ypač fiziniais, jis yra senos kartos mokslas. Mokslas dabar lenda žymiai detaliau, vat kaip ir mūsų tyrimai rodo. Patys stipriausi žmonės arba ištvermingiausi, kur turi tą deguonies suvartojimas geriausius, jokių būdų neturi geriausius telomerus. Geriausius telomerus, tos ilgiausius turi, kur turi pakankamą ištvermę, trupučiuką pavaikščioja, trupučiuką jėgos pratimų, bet jie ramybę, stresą valdo. Toks turi balansas. Apie ką kalbu visą laiką irgi. Būtent apie tą patį balansą, kad nepersistengt ir ses neužspausti, negal, kad čia reikia kiekvieną dieną sportuoti. Visiškai pilnai užtenka, jeigu su svoriais dirbi 3 kartų per savaitę, daugiau negu pakanka. Jeigu tu teisingai sportuoji ir tikrai save paspaudi, to pilnai užtenka. O labai dažnais atvejais mes netgi galime išvengti ir operacijos. Dažnai žmonės yra įsitikinę, kad vienintelis kelias išspręsti problemą yra operacija. Nes žmonės kūną mato, kad jeigu aš turiu skausmą sąnary, yra problema ir ją reikia pašalinti. Reikia keisti sąnarį. Jo, reikia į sąnarį, tada nebus problemos. Ir labai dažnai yra pasenusio požiūrio daktarų, kurie sako, kad turi skausmą. Kurie ir pasiūlo keisti. Ir jie ir pasiūlo keisti. Turi skausmą, tai tu nesikankink. Tai pabandykim pradžiai vaistų. Vaistai nepadėjo, blokadą padarykim. Blokada nepadėjo. Žiūrėk, o tai ką daugiau mes galim daryti? Tai operuoti tada reikia. Sako, dar nėra taip blogai. Dar gali vaikščioti, dar palauk, kol bus labai blogai, tą tikrai išoperuosim. Palauk, sako. Nesako, prasimankštink, galbūt, jeigu nėra taip blogai, tai gali pagerinti. Nesako, palauk, kol bus blogai, kentiek, tada mes operuosim. Tai čia labai reikia iš esmės keisti visą tokią sistemą, kad suvokti ir žmonės šiaip bijo judėti. Ypač, kai turi skausmą, jie bijo, kad jiems bus blogiau. Ir dar labiau skaudės. O kiti žmonės yra įsitikinę, kad jiem jau nieks nepadės. Aš kaip tik grįžinėjau iš Amerikos prieš savaitę ir traukinį, įlipau traukinį važiuoti iki savo vartų ir ten tokia močiutė, sakykim, tokia pagyvenus, 7-5-8 metų su virš, kaip pavyzdys. Ir sako, mano petys mane žudo, ten savo vyrui sako, tokia užsiemus vargšė, sako, nori atleisiu, angliškai. Sako, bet taigi man čia kaulas ant kaulo, ką tu sako, atleisi? Sako, pas mane kaulas ant kaulo, sako, 15 metų petys stovi. Sako, rimtai? Sako, taip ir pilnai sportuoju, nieko neskauda. Nes raumenis gali laikyti ir net ir tą sąnarį, kuris yra pilnai sudėvėtas. Visiškai. Jeigu tu pastatai petį teisingą poziciją, čia duodu kaip pavyzdį, ir tavo raumenis stabilizuoja tą petį ir turi visas funkcijas ir gerą mobilumą, tu gali gyventi. Ir tu gali gyventi normaliai ir be jokių problemų. Bet žmonės įsivaizduoja, kad būtinai operacija ir nieks man čia pats Dievas nepadės. O ne ką aš sakau, tai bent pabandyk. Tai padėjo, tai bent pabandyk, sakau. Tai aš tiesiog realiai atleidau jai įtemptus krūtinės raumenis, atleidau peties raumenį ir greit parodžiau pratimą, kaip suaktyvuoti krūtinės rotatorius ir priešingus raumenis. Ir sakau, bent jau čia padaryk. Čia pat traukinį viskas. Čia per 3 minutės. Tai esmė ta, kad žmonės, kai pabando, jie tiesiog lieka šoke ir negali patikėti, o tai kaip man padėjo, o tai kaip čia tas įvyko. Tai gal trumpą pasakosiu apie savo klientę, kad manau, kad tiesiog tai bus įkvepianti istorija daugumai ir kad patikėtų ir suprastų, kad įmanoma. Ir mes galbūt aptarėme apie daktarus, kad jie iškart siunčia operuoti, bet yra problema, kad galbūt tie patys daktarai, jie net nežino, kad įmanoma iš tiesų tą problemą išspręsti kitaip, nes juk jie nėra specialistai judėjime, jie neišmano galbūt tokios biomechanikos kūne, jo. Atsiprašau, gerbiami kolegos traumatologai, ortopedai, nuo šitos vietos nežiūrėkit. Arba žiūrėkit tie, kurie nori irgi daugiau išmokti, kaip sakant, ir praplėsti savo suvokimą ir padėti žmonėms svarbiausia.
Atėjo moteris pas daktarą ir sako, kad man tiesiog siaubas, aš nejaučiu kojos, aš šlubuoju, man skauda nugarą. Ką sako daktaras? MRT. Ką sako MRT? Išvarža, spaudžia visą nervą, atima tau koją ir ką, mes operuokim tavo stuburą, nuims nervo spaudimą ir tu atgausi koją. Logiškai mąstant, viskas čia logiškai skamba, jo, yra problema, mes ją pašalinkim, bus gerai. Kokia ta problema šaknis? Ar tikrai operacija sprendžia šaknį? Aš kai sakau, tau skauda galva. Nu tai išgerk vaistų ir nebeskaudės jo, bet kodėl galva skauda? Ar nuo to aspirino trūkumo, dėl to galva skauda, dėl aspirino disbalanso kūne? Juk tai skamba tiesiog kvailai, juk tai nėra atsakymas. Ir jie sprendžia problemą kaip jie gali. Tas yra pilnai suvokiama, toks jų darbas. Ir be jų mes iš vis neišgyventumėm, jeigu būtų problemos. Lūžta kaulas, ką mes darom? Važiuojam pas daktarus, nutrūko petys, išsinarino. Taip, jie puikiai patieka savo darbą. Bet problema, kad žmonės kreipiasi pirmiausia ne ten, kur turėtų. O jeigu dėl judesio problemų, dėl judesio sumažėjimo, suprastėjimo yra problemos, mums reikia kreiptis pas specialistus dėl judėjimo, o ne pas daktarą, kad kažką operuotų. Dėl ko tu kreipies, tau ir pasiūlo. Tai čia jie nėra kalti dėl to. Žmonės patys tiesiog nori lengvo kelio ir tiesiog nori piliulės, kad neskaudėtų. O negalima būdą keisti. Ir moteris sako, surizikuosiu, čia mačiau visokių ten tų postų įkeltų pas nuoj, sako, man vakar rašo kaip tik, gerai surežisuota. Ką aš turiu ką prarasti, jeigu nepadės, tai bet kuriuo atveju operuosios. Tai paprasčiausia, jeigu yra nervo spaudimas, tu atsuki stuburą į teisingą poziciją. Ir kai žmogus atėjo, matas, kad dubuo kreivas, stuburas sulinkęs, jo, tu matai elementariai pagal įkysną, kad tiesiog žmogus disbalansė. Jeigu tu atstatai stuburą į teisingą poziciją, nervo spaudimas jis nusiema ir galiausiai slankstelį pradeda sveikti, kol galiausiai net ir žmonės siunčia nuotraukas MRT ir rodo, išvarža sumažėjo per tiek ir tiek, su nuotraukom atsiunčia pavyzdžius, jo? Ir ji nebeturėjo to skausmo. Ir ateina po mėnesio pas tą patį daktarą, kuris šeimos gydytojas, sako, wow, kokia tu švytinti, tu kaip vaikštai, tu čia bėgioji, kas čia tau nutiko? Darau pratimus, sako, kas čia per tokie pratimai stebuklingi. Daktaras net negalėjo patikėti, kad gali pratimai padėti tokioje situacijoje. Jis sako, duok man kontaktus, aš irgi nusiųsiu žmonės, kad ir jie tipo ten tą darytų. Tai jis irgi pakeitė perspektyvą, kad pirmiausia pratimai, jeigu jie gali padėti. Bet dažniausiai pratimai jau nepadeda, jeigu jie yra teisingai parengti. Tai per reabilitaciją visais atvejais... Tikiu, ta prasme, kad jūs pritarėte, jog prereabilitacija turi ateitį. Taip, jinai dabar kol kas nėra formaliai teisinta, kaip, tarkim, kompensuojama paslauga ir taip toliau, bet jau vis labiau girdžiu ir tarp medikų tokią liniją, kad atsiranda daugiau to supratimo. Reabilitacijos specialistai sako, kad iš tikrųjų tai prereabilitacija padeda išvengti funkcijos kritimo žemiau kritiško lygio. Jo. Nes bet kokios chirurginės intervencijos ar aktyvaus gydymo pasiekoj mes kuriam laikui prarandam kažkurią funkciją. Labai svarbu, kad jinai nenukristų iki neatstatomo lygio. Tai va tas prieš intervencija, paruošimas leidžia nekristi žemiau kritinės ribos ir lengviau atstatyti. Arba išspręs problemą pilnai. Arba nereikia operacijos. Kiek žmonių pavyko, taip sakant, išgelbėti, jeigu taip galima pasakyti, nuo sąnarių keitimo operacijos. Vat kaip tik turėjau vakar treniruotę. Jo, vyrukui ten 8 kokie metai ir visą gyvenimą sportavo ir jam sako, reikia keisti klubo sąnarį. Ir jis jau atėjo skeptiškai nusteikęs, net netiki, kad čia kažkas padės, bet iš įdomumo, gerai, ką tu man čia parodysi, pažiūrėkim. Ir sakau, tai pabandykim padidinti amplitudės. Tai ką mes tuomet darom? Didinam klubo rotaciją, didinam tarpą tarp klubo sąnario, kad ten atsirastų tos vietos jo. Ir pasižiūrim, kad jis po treniruotės galėjo ir pasilenkti, ir padaryti įtupstą, ir rotaciją padėjo, kai ten 15 cm, kaip pavyzdys amplitudė, jis toks žiūri, kaip ir gerai viskas. Ir esmė ta, kad dažniausiai žmonės, kurie bando tvarkytis, bet jiem nepadeda, užsiema neteisingais sprendimo būdais, galbūt per daug tempimų, laužimo per sąnarį, bando išplėšti sąnarį į teisingą poziciją, kur kūnas ne šiaip su tą sąnarį sustatė į tokią poziciją, kad apsaugotų. Tai tikrai įmanoma padėti, ypač, pavyzdžiui, peties siūlo operaciją daryti. Pasakysiu labai paprastai, 2 sakiniais. Jeigu mes sprendžiam šaknį, dėl kurios atsirado problema, mes galim išvengti operacijos, tiesiog kur yra jau pasiekmės sprendimas. Ir paimkim peties ankštumą kaip pavyzdį. Labai dažna problema, manau pritarsit, daug kas kreipės ir daug kas kenčia, skausmą panašiai. Koks yra atsakymas? Aš pats turiu peties ankštumą nuo pat 19 metų, nes gimiau su skoliozė, su kreivu stuburu ir dažiau namus po 15 valandų ir daug tūkstančių pristraukimų darytas tom kreivu pečiu. Pasiekmė, nebėra normalus peties sąnario. Ten traška, ten kosmosas, ten iš pusę kambario girdėtumėt, kaip traška viskas. Stuburas pakeičia poziciją, jis sulinksta,
jis rotuoja ir kartu su juom petys pakeičia poziciją. Mentė išvažiuoja iš teisingos pozicijos, nuvažiuoja į apatinę rotaciją, kuri atrodytų štai šitaip. Ja? Tuomet petys ranka nuvažiuoja į vidinę rotaciją, tai vadinasi kaulas sukasi į vidų ir ten sumažė tarpas. Dabar žmogus, o tokiu pečiu kilnoja ranką aukštyn, jo mentė neturi vietos, kur rotuoti ir kaulas pradeda dirgintis. Ir galiausiai tarpas sumažėja, kaulas nusidėvi, sausės paprasčiausia taip pat jau ten draskosi, vyksta uždegimas, tendinitas ir panašiai. Ir ką sako, mums dabar tą galvutę reikia pakeisti. Arba tą jau sausę, kuri toj nupliš. Lygiai taip pat reikia per naują ten siūti. Bet nieks nekalba apie tai, kad jeigu mes ištiesinam stuburo laikyseną, atstatom petį teisingą poziciją, ten nieks nebesiliečia. Ir žmogus gali lėti ir sportuoti. Ar operacija galbūt būtų naudinga? Galbūt būtų naudinga, jeigu ten sutvarkai, ir taip pat stuburą ištiesini ir tą gali gyventi. Bet jeigu mes darom operacijas tam, kad pašalinti tą problemą, ko jį nepadarys, jį nepadidins mobilumo žmogui. Kaip žmogus galėjo pakelti ranką iki čia, jis iki čia ir pakels. Tik jis kels be skausmo. Tai ar žmogus tik jis nori nejaus skausmo, ar nori būti sveikas ir stiprus? Čia yra klausimas. Bent jau neurochirurgai mes sakome, kad disko išvaržų mes neoperuojam, mes operuojam skausmą. Jeigu žmogui neskauda, tu jo nekalbėsi operuotis. Taip, pritariu, kad iš tikrųjų skausmas yra viena iš pagrindinių problemų. Na tai gerai. Jaučiuosi tarp bendraminčių dėl prereabilitacijos, bet panaudosiu Nojaus terminą. Vyrukas 68 metų ir reiškia, kaip keičiasi poreikis profesorių fizinio aktyvumo tiems vyrukams 60, 68, 70 plus? Ar reikia taip pat kaip Nojaus karta, ar čia yra kažkas tai, sakykime, gamtos sąlygota, kad mažiau reikia, o gal priešingai reikia daugiau? Kokia jūsų nuomonė? Čia rekomendacijos naujausias pasaulio sveikatos 2020 gerontologų, dar gausybės kitų prestižinių, kiek žmonėms reikia judėti. Nuo gimimo, nuo ten darželinuko amžiaus iki gyvenimo pabaigos. Tai štai ir pasakysiu, kad kaip reikėtų judėti nuo 20 metų, pavyzdžiui, arba nuo 18 iki gyvenimo pabaigos. Viena rekomendacija, maždaug valandos judėjimas per dieną kažkaip ant kojų pabūt. Kažką tai daryti sode, darže, su dviračiu, pasivaikščioti. Jeigu norim ten 6-5 tūkstančiai žingsnių, apie valandą kažką. Ir namuose ant kojų pabūt. Ant kojų. Vienas. Antras yra, kas antrą dieną yra tas krūvis, prie ko reikia laipsniškai eiti, tai yra su prakaitu, pulsą pakelt. Ir tą reikia 80-mečiai, 90-mečiai, visą gyvenimą. Nenaudoji, prarandi. Tai naujos rekomendacijos, pirmas principas valandos malonaus judėjimo, kas antrą, kas trečią dieną nuo minutės iki 15, individualizuota iki 20 su prakaitu ir į savaitę 2-3 kartus tiek vyram, tiek moteriam, tiek 80-mečiam, tiek 90-mečiam, tiek 20-mečiam ir 7-mečiams atlikti jėgos pratimus, 7-9 pratimai, jie išrašyti visų stipriausių pasaulio gerontologijos ir Amerikos sporto medicinos kolegijos 9 pagrindiniai pratimai. Ir kur svarbiausias principas yra, kad laipsniškai reikia prieiti prie didelio raumens įtempimo, nes logika tokia, jeigu mes vaikščiojam, dirba 10% skaidulų raumeninių, 90% nedirba. Gali vaikščioti kiek nori, 90% skaidulų pradės atrofuotis, į jas kaupsis riebalai, prasidės uždegimai, sąnarių skausmai, viso organizmo uždegimai. Tai jeigu norim, kad tas 90% skaidulų kitų dirbtų, mums reikia atlikti jėgos pratimus. Kas tie 9 jėgos pratimai, profesoriau? Anuką kilnot ar 9 jėgos pratimai, tai yra tiesiog jų pavyzdžių labai daug, bet svarbu, kad dirbtų visos pagrindinės kūno dalis. Aš mėgstu atlikti atsispaudimus. Ir kojas užkeliu šiek tiek aukščiau. Tai yra atsispaudimai, tai yra pratimai, kuriuos galėtume įveikti nedaugiau kaip 10-15 kartų. Kai aš kojas aukščiau pakeliu, aš 15 kartų atlieku, 16 kartas man yra per sunkus. Tai vienas pratimas, čia yra kaip rankų tiesimas. Moteris tą gali atlikti nuo kėdės, nuo stalo atsispaust. Tai yra vienas pratimas. Antras pratimas iš tų 9 yra priešingas, kaip gumos tempimas.
Nu, kaip pavyzdys. Kitas – kojų tiesimas. Nu, visas pagrindinės pilvo presas, nugara, kojos, yra kojų lenkėjai, kojų tiesiai. 9 pagrindiniai pratimai, jie yra atliekami kaip namų sąlygom labai lengva atlikti. Aš vedu paskaitėlės senjoram, 3 amžiaus universiteto, rodau, kaip namų sąlygom atlikti tos paprastus į savaitę 2 kartus po vieną seriją. Yra nebūtinai tos 9, užtenka 3-4 pratimus, aš rekomenduoju kojom pagrindinai, va tokius įtupstus rekomenduoju, tokius prie sienos patupėt, tas yra izometrinė, ten vienu šūriu. Jo, apie 30 sekundžių pabūt man, tas yra reikalingas, va toks pratimėlis. Kojom liepiu, būtinai nugaros apatinės dalies, jusmeninės dalies, va tokia kregždutė, ranka į priekį, koja atgal. Būtent šitą jėgos pratimą dar atlieku, pilvo presui, kaip pavyzdys. Pilvo 3 pagrindiniai pratimai. Bet svarbu yra atlikti funkcinius pratimus. Tai dabar daug problemų įsisprendžia, ir nugaros, ir tos kūno pusiausvyros, ir valdymo. Jeigu tu pratimus atlieki ne kaip kuolas, bet atlieki realioj aplinkoj, gamtoj, jeigu atlieki. Aš mėgstu žygius po tokias vietas, pavyzdžiui, važiuoju į Žemaitiją, pats iš Žemaitijos, minijo šlaitais, mėnesį 1 kartą, vasarą beveik kiekvieną, 3-4 valandos žygį, ten kalnus lipu. Tikslinga fizinė veikla. Gal taip pasakyti. Jo, bet aš svarbu, kad būtų funkcinė, kad būtų pratimų įvairovė, pralyst pro medį, įlipti kalną, panešti šieną, kaip pavyzdys, funkciniai pratimai. Bet tai gal galima savo kieme, savo sode, jeigu kas turi. Jo, sode, daraže, tai pratimai tai užsiskaito kaip super pratimai. Turiu gerą įžvalgą šio klausimu. Taip. Labai smagu klausytis profesoriaus, kad ne tiesiog kalba apie sportą, bet myli sportą ir judėjimą, nes taip entuziastingai kalbėti apie patį sportą, tu turi mylėti judesį ir mylėti judėjimą aplamai ir tą visą savijautą, kuri atneša. Ir mano suvokimu, kai tarkim aš treniruoju vyresnius žmonės, labai dažnai išgirstu iš jų, kad jie net nebenori gyventi. Ir kai aš jiem pasakau, kad tau dar liko savo mažiausiai 20-30 metų gero gyvenimo, o neduok tu Dieve, sako. Neduok tu Dieve man tiek metų gyventi. Įsivaizduokit žmogus, kuris laukia mirties ankstesnės. Ir aš sakau, jeigu tavo kūnas būtų visiškai stiprus, ištvermingas, normaliai judėtų, turėtum ištvermės, turėtum pritūpti, atsistoti, keliauti po pasaulį, bet ką nusimti, anūkus auginti, norėtum gyventi. O, tai aišku. Tai paimkim pavyzdį, kaip žmogus gali gyventi ir mėgautis gyvenimu lygiai taip pat, kaip bet koks jaunas žmogus. Nesvarbu, kad yra daugiau metų negu jaunam žmogui. Nėra skirtumo, jeigu tu kūną pastoji treniruoji, tu gali iki pat gyvenimo galo gyventi kokybišką gyvenimą. Nu jau, vėl grįžtu prie 14, bet ne 14 šnekės, dar vieną papildau. Vieną. Iš paties fundamentalaus, visiškai neseniai atrasto ilgamžiškumo vaisto, visiškai mokslininkai atsiprašė, genetikai, fiziologai, medikai, tą vaistą buvom praleidę. Pasaulio elitas. O vaistas yra koks? Psichologinė gerovė. Ar tu turi gyvenimo tikslų, ar tu turi norų, ir ką tu nori dar veikti. Gyvenimo džiaugsmas, gyvastis, energija, kažką veikti. Psichologija, nori daryti, žaisti su anūkais, rašyti knygas, tyrinėti, kažką veikti, keliauti, noras gyventi, noras kažką nuveikti. Tai ilgamžiškumo yra vienas iš pagrindinių, iš tų 14. Tas psichologinis įvestas anksčiau nebuvo. Aš to ir klausiu tų žmonių. Labai svarbus dalykas. Kokie tavo tikslai? Tikslai? Sako, kokie tikslai, o svajonės? Atrodo, kad tie žmonės net nebegali išsikeltų tikslų svajonių, nes jie vos gali iš lovos išlipti. Ir jie perina tokį išgyvenimą, tik tiesiog, kad kaip man ištempt čia dieną realiai... Vegetacija. Tokia. Taip, nes jiems tiesiog net negali padėti normaliai. Ir aš sakau, dažnai žmonės, kurie kreipiasi dėl tų visų skausmų, jie sako, aš norėčiau tai kad man neskaudėtų. Sakau, tai tau nepraeis skaudėti, žinai kodėl? Nes tu neturi aukštesnių tikslų. Nes gerai, dabar tu turi tą tobulą kūną, tobulą sveikatą, ką tu son darai? Žiūri teliką, sėdi ant sofos, atsisėdęs, tiesiog leidi laiką ir nieko neveikia, kas tai įkvėptų. Ir manau, kad pritarsit, kad kai tu turi tą tokį įkvėpimą, tai nėra tiesiog psichologija, tai realiai yra ir kūno fiziologija, ir hormonai kitaip įsiskiria, ir dopaminas kitaip įsiskiria, ir serotoninas kitaip įsiskiria. Visos cheminės medžiagos, kurios mus daro gyvais, įsiskiria, kai mes kažko siekiam ir kai mes kažką norim nuveikti gyvenime. Tai aš būtent dėl to žmonės skatinu, kad gerai, tu savo kūną susitvarkyk, išsikelk tikslų ir nelimituok savęs, kad tu dabar jau amžiui,
Ir kad tau gyvenimas jau prarastas, aš noriu parodyti, kad yra pavyzdys, kuris gali parodyti, kad, taigi galim normaliai judėti ir mėgautis tom gyvenimu, tų pačių tikslų siekti. Nesu aš geras pavyzdys, nejudu tik, kiek reikėtų. Tikrai nejudu, bet judu stengiuosi. Žinot, dėl ko džiaugiuosi, kad mūsų pokalbis prasidėjęs nuo tokio truputį pagazdinimo, kas bus, jeigu nejudėsim ir taip toliau, baigėsi gana tokiu energizuojančių pozityvų, nes mes kalbam, kad tas fizinis judėjimas, jeigu jis yra lydamas prasmės, kodėl? Ar aš noriu pamatyti, kad mano anūkas baigia mokyklą, pamatyti, kaip jis aukštai baigia ir taip toliau. Tai šitai vietoje jaučiu kylančią energiją, bet man kilo dar vienas klausimas, gal jisai ir numuš, o gal ir nenumuš. Nenoriu nueiti nuo tų tikslų, bet vis dėlto amžėjimas ir raumenų masė. Mes žinom tokį terminą sarkopenija, tai tiesiog susiję raumenų masės mažėjimas. Profesoriau, mes žinom kažkiek statistiką, kiek žmogus statistiškai, vidutiniškai per metus, jeigu tarkim 60+, per metus praranda raumenų masės, jeigu nesportuoja. Taip tiesiog natūraliai fiziologiškai. Bijodavau tą procentą pasakyti, matau, kad skaičiuoja dešimtmečiais, kad praranda. Per 10 metų kažkiek tai procentų praranda. Jo, praranda. Jėgos labiau ten praranda, žinau, ten po 5, po 10%, paskui ir dabar taip skaičių taip staigiai nebeturiu. Paskaitykit patys knygą, pergyvenk save ir ten rasite tą statistiką. Tai mes dabar necituosim, bet principas labai paprastas, nenutolstant nuo tikslų. Jeigu tu turi svajonę, būdamas 80, pakelti savo anūką, kuris sveria 16 kg, tai būdamas 60, tu turi pakelti 50 kg. Tai reiškia, galvodamas, kaip tu nori praleisti likusius 20-30 metų gyvenimą, tu turi dabar ruoštis tam ir fiziškai. Kolegos, mėly svečiai, į pabaigą, einant mūsų pokalbiui, tradiciškai klausėme 2 patarimų. Nors atrodo, kad šita tinklalaidė buvo ištisiniai patarimai, bet dabar taip pakoncentruotai vienas patarimas, ką daryti, kalbant apie judėjimą, fizinį aktyvumą ir jo įtaką sveikatai ir sveikam amžėjimui. Ir antras patarimas, ko nedaryti. Taip pakvėpavę, pagalvokim, yra tik 2 galimybės, pasakyti 2 patarimus. Mes turėjom dabar prabangą kalbėti gana ilgai, o dabar reikia 2 sakiniais patart. Aš galiu pradėti. Prašau. Labai pasakysiu galbūt filosofiškai, nepateikdamas jokių konkrečių patarimų, bet pasakysiu, galbūt pacituosiu žmogų, kuris prieš daug tūkstančių metų jau tą sakė. Tai buvo Sokratas, kuris pasakė, kad jeigu žmogus darytų tai, ką jis žino, kad turi daryti, ir nedarytų to, ko žino, kad neturėtų daryti, jis taptų žymiai laimingesnis. Tai aš pasakysiu taip. Daugiau išgirsti save, nebėgti nuo savo minčių, nebandyti pastoviai tą tuštumą tokią ir tylą panaikinti, kad tiesiog būt kažkur, kažkom užsiimti, kažką daryti. Pabūti ramiai su savim ir išgirsti mintis, kurios sukasi galvoj, jas išsirašyti. Tai, ką girdi. Nebūtinai kažką specifiškai. Tiesiog išrašyti, o po to tai analizuoti. Ir iš to tu išgirsi, ką tau sako tavo pasąmonė ir tavo protas, ką turėtum daryti daugiau ir ko galbūt turėtum nedaryti taip pat. Nes visi žmonės pakankamai žino, ką daryti ir ko nedaryti, bet kodėl nedaro, nes jie neišgirsta pakankamai savęs ir tiesiog nepriima tos informacijos. Man būtų patarimas žmonėm daugiau daryti tai, ką jie patys žino, kad turi daryti. Ir daugiau savim pasitikėtų ir nedarytų, ko neturėtų daryti, ir tiesiog ugdytų savo daugiau valią charakterį, iš principo nedarytų dalykų, kad taptų stipresni ir tą jėgą psichologinę ir fizinę panaudotų savo gyvenime, siekti savo tikslų ir gyventų tiesiog geresnį gyvenimą. Ačiū labai, Nojau. Tiesiog man priminėt, kad gamta klaidų nedaro. Mūsų vidinis balsas arba pasąmonė, arba kūno signalai, jie mums teisingai pataria. Ačiū labai. Profesoriau? Vienas, net ne iš 2, paliksiu vieną, patį svarbiausią ilgamžiškumo, nefarmakologiniam technologijam pagrindinį veiksnį
yra, jei kas antrą dieną skirtumėm po 10 minučių pasimankštinti arba greito tempu pasivaikščioti, vat su prakaitu, vaistas super, nieks jo nepralenks. Vaistas super, kas antrą, kas trečią dieną po 10 minučių skirt laiko. 10 minučių. Viskas. Ir kitas, ko nedaryti, tai kitaip pasakyti, mažiau streso, daugiau džiaugsmo. Ir viskas. 2 vaistai fantastiniai ilgamžiškumui. Ačiū labai, profesoriau. Ačiū tinklalaidės svečiams, profesoriui Albertui ir naujui sporto ir jėgos treneriui. Jūs žiūrėjote tinklalaidę Ilgamžiškumo pasas, o dabar eikim 10 minučių pavaikščioti. Ačiū.